Sveiki, aš esu Domas Sakavičius ir čia pateiksiu teorinę medžiagą ir uždavinių pavyzdžius temai 6.1 rinkiniai iš Matematika tau plius vadovėlio. Tai pirmiausia prisiminkim kelis dalykus, kuriuos jūs jau turėtumėte iki šiol būt girdėję ir žinot, bet vis tiek nepakenks. Tai pats pirmas dalykas ir svarbiausia šiandienai yra kombinatorinė daugybos taisyklė. Ir jis sako, kad jeigu mes turim A būdų atlikti vieną veiksmą, B būdų atlikti kitą veiksmą, tai atlikti abu veiksmus iš viso turim A kart B būdų. Tai toks labai buitiškas paprastas pavyzdys yra toks. Na, pavyzdžiui, jūs turit 3 skirtingas kelnes, ar ne? Na, tai paimkim. 1, 2, 3 kelnes. Na ir tarkim, vienos kelnes yra mėlynos, kitos raudonos, trečios yra juodos. Ir turit, tarkim, 2 marškinėlius skirtingus, ar ne? Tai vieni marškinėliai yra juodi, tarkim, kiti marškinėliai yra, tarkim, raudoni. Na, natūralus klausimas. Jūs norite apsirengti ir jau užsidėti kelnes ir marškinėlius. Kiek turit būdų tai padaryti? Tai, na, paskaičiau čia, aišku, ranka nėra sunku. Jeigu paimsit mėlynas kelnes, tai turit 2 būdus pasirinkti marškinėlius, ar ne, juodi arba raudoni. Jei užsidėsit raudonas kelnes, tai turit vėlgi 2 būdus, juodi arba raudoni marškinėliai. Na ir jeigu paimsit juodas kelnes, tai vėlgi juodi marškinėliai arba raudoni, dar 2 būdai. Na ir galiu paskaičiuoti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matau, kad yra 6 būdai apsirengti. Dabar aišku, tai galima daryti gerokai paprasčiau, pasinaudojus tiesiog kombinatorinę daugybos taisyklę. Tai aš matau, aišku, kad iš 3 kelnių aš pasirinkti kelnes, na, natūralu turiu 3 būdus. Iš 2 marškinėlių pasirinkti marškinėlius turiu vėlgi 2 būdus. Na ir tada pagal kombinatorinę daugybos taisyklę aš matau, kad jeigu aš turiu 3 būdus pasirinkti kelnes ir 2 būdus pasirinkti marškinėlius, tai pasirinkti kelnes ir marškinėlius turiu 3 kart 2 būdų, tai yra 6. Na, artimesnės matematikai turbūt kažkoks pavyzdys būtų tarkim elementai iš aibių. Na, paimkim, aš turiu aibę A, kuri, tarkim, sudaryta iš elementų 1, 2, 3. Nėra svarbu, kokie tie elementai, svarbu, kad jie šiuo atveju 3. Na ir turiu aibę B sudaryta iš elementų pi ir šaknis 2. Vėl, kokie tie elementai nėra svarbu, matau, kad jie yra 2. Na ir klausimas vėl panašus. Kiek aš turiu būdų pasiimti elementą iš aibės A ir pasiimti elementą iš aibės B. Tai čia vėl galima pasibraižyti, ar negaliu paimti vienetą ir pi, vienetą ir šaknis 2, 2 ir pi, 2 šaknis 2 ir taip toliau. Galima skaičiuoti, na, tapsime pirštais. Bet pagal kombinatorinę daugybos taisyklę matau, kad jeigu aš turiu 3 būdus pasiimti daiktą iš A, 2 būdus iš B, vėl turiu 6 būdus pasiimti elementą iš A ir B. Tai šitie 2 uždaviniai atrodo labai skirtingi. Vienas kalba apie kelnes ir marškinėlius, kitas kalba apie kažkokias aibės, kur yra neaiškų skaičiai, ar ne. Bet matau, kad jie iš tikrųjų identiškai yra uždaviniai. Tai tas labai kartosi šitoj temoje ir šiaip šitam skyriui matysit, kad tą patį uždavinį galima suformuluoti 100 skirtingų būdų, nors tai iš esmės yra tas pats uždavinys. Antras dalykas, ką jums reikia prisiminti, yra faktorialas ir kas tai yra. Tai faktorialas yra žymimas šauktuku, tai n faktorialo, žymimas taip. Na ir faktorialo skaičiavimo formulė yra n kart n-1 kart n-2 ir taip toliau iki 3 kart 2 kart 1. Na, kitaip sakant, tai yra sandauga visų natūraliųjų skaičių nuo n iki vieneto. Na, pavyzdys, pavyzdžiui, 3 faktorialu būtų, kadangi 3 faktorialu, tai pradedu nuo 3 ir einu iki vieneto. Tai 3 kart 2 kart 1, matau, yra 6. Tai 3 faktorialu būtų 6. Na, didesnis pavyzdys, pavyzdžiui, 5 faktorialu būtų 5 kart 4 kart 3 kart 2 kart 1. Na ir čia sudauginus, jeigu neklystu, bus 120. Faktorialas atitinka, tuoj pakalbėsim, kiek aš būdų turiu išdėlioti n daiktų eilėje. Tai patys pirmi mūsų rinkiniai yra keliniai. Tai yra elementų rinkiniai, kurie tarpusavyje skiriasi tik elementų išdėstymo tvarka. Tai geras pavyzdys kelinių būtų tiesiog kombinacijos raidžių. Paimkim, pavyzdžiui, raidės A, B ir C. Jei aš paimsiu visas įmanomas jų kombinacijas iš eilės dėliojant, tai aš gausiu kelinius. Tai čia išrašyti, kiek jų yra, nėra labai sunku. Na, A, B, C, aišku. Ir tada galima keisti vietom. Ar ne? Tai pavyzdžiui, A, C, B. Galiu paimti, pradėti nuo B, tai bus BAC, tada BCA, na ir galiu paimti CAB ir CBA.
Tai šiuo atveju matau, kad daugiau aš kombinacijų, būdų išdėlioti eilę ABC aš neturiu. Tai tokias kombinacijas mes ir vadinam keliniais. Ar ne? Tai yra išdėstymai tų pačių elementų į eilę. Tai šiuo atveju skaičiavimo formulė, kiek aš tai turiu būdų padaryti, yra vėlgi faktorialas. Matysi, dar turi specifinį tokį žymėjimą su raidė P, tai P iš N skaitoma, skaičiuojama N faktorialu. N faktorialą jau parodžiau, kas tai yra. Ar ne? Tai čia yra kiek aš būdų turiu iš esmės išdėlioti N elementų į eilę. Jei kalbu aš apie raidės ABC, apie 3 daiktus, tai aš aišku turėsiu P iš 3 arba 3 faktorialu, arba 6 būdus išdėlioti, ką aš aišku ir matau. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 būdai. Jei turėčiau raidės 5, ABCD, ABCDE pavyzdžiui, ar ne 5, tai turėčiau 5 faktorialų būdų išdėlioties į eilę, tai yra 120 būdų arba 120 kelinių. Paimkim kelis pavyzdžius. Tai pirmas pavyzdys būtų. Keliais būdais galima eilėje išrikiuoti Aurėją, Bogdaną ir Danielių. Tai šiuo atveju mes turim 3 elementus, ar ne 3 daiktus. Aišku, tai yra žmonės, bet šiuo atveju nėra skirtumo, ar tai yra žmonės, ar raidės, ar kamuoliukai kažkokie, kuriuos aš išrikiuoju eilę. Aš matau, kad tai yra 3. Ir žinau, kad aš išdėlioti į eilę 3 daiktus turiu 3 faktorialų būdų, ar ne? Arba, kitaip sakant, 6 būdus. Naudojant kombinatorinę daugybos taisyklę, aš tą irgi galiu apskaičiuoti ir aš tą stengsiuosi parodyti, nes man asmeniškai artimesnis širdžiai yra būdas su kombinatorinė daugybos taisyklė. Aš tom formulėm, kurias parodysiu, dar nelabai mėgstu naudotis. Man patinka labiau pamastyti tiesiog. Tai šiuo atveju, kaip galima šitą uždavinį kitaip būtų išspręsti, tai yra pagalvoti, kad aš iš esmės ką darau. Aš iš 3 daiktų renkuosi daiktus ir dėlioju eilutę. Eilutėje yra 3 vietos, ar ne? Ir galiu galvoti, kiek aš turiu būdų į kiekvieną vietą įdėti elementą. Šiuo atveju, kol aš nesu pasiėmęs nei Aurėjos, nei Bogdano, nei Danieliaus, aš turiu 3 pasirinkimus, tai į pirmą vietą aš turiu 3 pasirinkimus. 3, kadangi daugybos taisyklė bus, ar nenaudojama, dauginsiu. Kažkurį aš iš jų jau pasirinkau. Kurį aš pasirinkau, iš esmės skirtumo nėra. Paimkim, kad aš pasiėmiau Aurėją. Liko 2 elementai, iš kurių aš galiu pasirinkti ir vieną iš jų įdėti į antrą vietą. Tai reiškia, kad turiu 2 būdus. Vėl kažkurį pasirinkau elementą, arba žmogų šiuo atveju. Nėra skirtumo kurį, tarkim, pasiėmiau Danielių. Į paskutinę vietą man liko vienas pasirinkimas, dauginu iš vieneto. Ir matau, kad iš viso yra vėlgi 3 × 2 × 1, 6 būdai sudėlioti tų žmonės į eilę. Tai abudu sprendimai yra geri, abudu yra teisingi ir viskas su abiem yra tvarkoje. Antras pavyzdys būtų, kiek galima sudaryti žodžių iš raidžių ABCD. Čia aš pamiršau paminėti, aišku, kad be pasikartojimų. Ta žodis, žodžių į kabutės įdėjau specialiai, nes nekalbu apie lietuvių kalbos žodžius, kalbu apie tiesiog kombinacijas raidžių. Tai tą specialiai parašiau, nes dažnai uždaviniuose tokio tipo, sako, ant raidžių kombinacijų vartoja tokį terminą kaip žodžiai. Tai šiuo atveju žodžiai galėtų būti pavyzdys žodžio. Pavyzdžiui, būtų BCDA, arba pavyzdžiui ABCD, arba pavyzdžiui CBAD, ir taip toliau. Jų aišku yra daug. Ir klausimas čia yra, kiek tokių galima sudaryti. Tai matot, jau su 4 elementais ranka išrašyti visus jau darosi sunku, nekalbu jau apie 10 ar 20. Tai šiuo atveju vėlgi galima naudotis arba formulę, arba galima naudotis kombinatorinę daugybos taisyklę. Kad ir kaip tai padarysit, matysit, kad yra P iš 4, arba 4 faktorialų, arba 24 būdai, ar net sudėliotas raidės į eilę, o kiekvienas išdėliojamas raidžių eilę ir duoda man tą žodį, ar ne? Tai šiuo atveju atsakymas 24. Jeigu noriu pasinaudoti kombinatorinę daugybos taisyklę, turiu 4 vietas. Į pirmą vietą galiu pasirinkti vieną iš 4 raidžių, į antrą vietą vieną iš 3 raidžių, į trečią vietą vieną iš 2 raidžių, ir į ketvirtą vieną iš vienos raidės, šiuo atveju, aišku, vėlgi 24 būdai. Antras rinkinio tipas yra grėtinys. Tai grėtiniai yra elementų rinkiniai, kurie tarpusavyje skiriasi vienu ar daugiau elementų ir arba jų išdėstymo tvarka. Ir pabrėžiu labai stipriai, kad čia išdėstymo tvarka yra svarbi. Tai kur atsiranda grėtiniai?
Na, paprastas pavyzdys, labai dažnas yra, pavyzdžiui, turit kažkiek žmonių, paimkim, nežinau, turim 6 žmonės. Na, ir jūs norit iš jų pasiimti kažkiek žmonių taip, kad tvarka svarbi. Na, pavyzdžiui, norit pasiimti iš tų 6 žmonių vieną virėją, vieną valytoją ir vieną prezidentą. Ar ne? Tai jūs norit pasirinkti iš esmės 3 žmonės iš 6, bet kokia tvarka jūsų žmonės renkatės, aišku, svarbu, nes Antanas ar bus virėjas, ar valytojas, ar prezidentas, skirtumas yra. Tai gretinių skaičiavimo formulė, gretiniai žymimi raidė A pirmiausia. Viršuje A yra rašoma, kiek mes elementų renkamės, tai žiūrint į tą pavyzdį, mūsų pavyzdžiui būtų 3, o apačioje rašom skaičiuką, iš kiek mes renkamės, tai šiuo atveju būtų pavyzdžiui iš 6. Na, skaičiavimo formulė A kn būtų n faktorialo dalinta iš n minus k faktorialo. Tai tiek mes būdų turim pasiimti iš n elementų k elementų, kai tvarka man yra svarbi. Na tai jeigu konkretų pavyzdį su tuo paskaičiavimu, tai a3,6 būtų 6 faktorialo dalinta 6 minus 3 faktorialo. Na ir šitą tiesiog įmam ir skaičiuojam, tai šiuo atveju 6 yra, matau, 6 kart 5 kart 4. Na ir ten bus 3 kart 2 kart 1, kas yra 3 faktorialo. Specialiai tai prašau, nes matau, kad apačioje gaunasi 3 faktorialų, kas man labai gražiai išsiprasina. Na, čia gaunasi 6 kart 5 kart 4, 20 kart 6 yra 120. Reiškia, jeigu aš iš 6 žmonių noriu pasirinkti 3, kai tvarka man pasirinkimo yra svarbi, tai aš tai padaryti turiu 120 būdų. Tai štai, pavyzdžiai, uždavinių kokie galėtų būti. Keliais būdais galima pasirinkti ir eilėje išrikiuoti 3 mokinius iš klasės, kurioje yra 5 mokiniai. Na tai tipinis uždavinys, ar ne? Kadangi aš rikiuoju mokinius į eilę pasirinktus, tai man tvarka yra svarbi, kaip aš jūs rinkuosiu, ar ne? Na, sakau, Antanai, tu stoji, ar ne, į eilę pirmoje vietoje, tu ten Rūta stoji į antrą ir taip toliau. Tai čia tvarka yra svarbi. Na tai vėlgi, čia arba atpažįstu, kad galiu skaičiuoti pagal formulę. Iš 5 žmonių renkuosi 3, tai A3,5. Na ir čia galiu apskaičiuoti pagal formulę, tai bus 5 faktorialų dalinta 5 minus 3 faktorialo. Tai čia 5 kart 4 kart 3 kart 2 kart 1, o apačioj 2 faktorialų. Na, 2 faktorialų, žinot, yra atsiprašau 2. Tai čia įsiprasina, ten vienetukas nieko nedaro, 5 kart 4 kart 3 yra 60. Reiškia, aš turiu 60 būdų pasirinkti 3 mokinius iš 5, jeigu juos rikiuoju į eilę. Dabar kitas būdas yra vėlgi su kombinatorinė daugybos taisyklė. Tai galiu vėl galvoti apie vietas. Na, aš turiu 5 žmonės, tai aš užkoduosiu juos raidėm A, B, C, D ir E. Ir juos noriu išdėlioti į 3 vietas, ar ne iš eilės. Eilė man yra svarbi, eilės tvarka. Na, tai į pirmą vietą, kiek aš turiu pasirinkimų žmonių. Na, aš matau, aš turiu žmonės A, B, C, D, E. Tai į pirmą vietą aš galiu pasirinkti vieną iš 5. 5 pasirinkimai. Kažkurį pasirinkau. Vėl, kurį aš pasirinkau, man nėra svarbu, kiek man liko. Tarkim, pasirinkau B, liko 4 žmonės. Į antrą vietą aš jau galiu pasirinkti vieną iš tų 4 žmonių. Na tai dauginu iš 4. Vėl, kurį aš pasirinkau žmogų A, C, D, R, E, man nėra svarbu. Na, paimkim, kad pasirinkau, pavyzdžiui, E. Į trečią vietą aš matau, man liko 3 pasirinkimai. 3 žmonės liko. Na tai dauginu iš 3. Kažkurį vėl pasirinkau. Liko 2 nepasirinkti, manęs tie 2 nedomina, ar ne, bet aš turiu suskaičiavęs 5 kart 4 kart 3, vėlgi 60 būdų pasirinkti 3 mokinius iš 5, jeigu eilės tvarka man yra svarbi. Tai vėl, abu 2 būdai geri, kurį norit, tą ir naudojat tiesiog. Na, antras toks gana tipinis uždavinys yra, kiek galima sudaryti triženklių skaičių be skaitmenų pasikartojimo ir skaitmenų 1, 3, 5, 7, 9. Na tai visada gavus tokį uždavinį reiktų pradėti galvoti, ką jis iš tikrųjų sako, ką aš čia darau, ar ne. Tai šiuo atveju aš gaminu triženklių skaičius be skaitmenų pasikartojimo iš skaitmenų 1, 3, 5, 7, 9. Visada padeda pasižiūrėti kažkokius pavyzdžius. Na tai kokie tie galėtų būti triženkliai skaičiai. Na pavyzdžiui, aš galiu į pirmą vietą paimti skaičių 3, į antrą paimti skaičių 7, į trečią vietą paimti skaičių 5. Tai 375, ar ne, yra triženklis skaičius sudarytas iš tų skaitmenų be pasikartojimo. Na, kitas variantas, pavyzdžiui, būtų 159, arba 531, arba 753, na ir taip toliau.
Tai vat klausimas, kiek aš tokių skaičių galiu sudaryti? Tai čia vėlgi galiu atpažinti tai, kad aš iš esmės ką darau. Aš renkuosi 3 skaitmenis iš 5, 3 daiktus iš 5. Tvarka man jau yra svarbi, nes 3 ženklius skaičius aš gaminu. Ne šiaip aš paimu tų skaitmenis ir sumetu į maišą, ar ne, kur man nėra svarbu kokia tvarka, bet aš gaminu 3 ženklius skaičius. Na tai manau visi sutiksit, kad 3 ženklis skaičius 375 nėra lygus skaičiui 3 ženkliam 573. Jei kažkas mano, kad lygų, tai aš galiu jums pasiūlyti 375 eurus už jūsų 573, ar ne? Tai šiuo atveju, kadangi kalba eina apie 3 ženklius skaičius, aš suprantu, kad tvarka man yra svarbi, čia iš konteksto, ar ne? Ne visada yra aiškiai pasakyta, kartais iš konteksto turiu suprasti. Na ir atpažįstu tada, kad tai bus kas. Na, tai bus gretiniai, teisingai. Tai galiu skaičiuoti pagal formulę A, renkuosi kiek daiktų, renkuosi 3 daiktus iš 5, tai A35, matot, vėlgi uždavinys, specialiai suformulavau tokį patį uždavinį, kad uždavinys, atsakymas tas pats būtų, A35 matau vėl 60. Štai 2 uždaviniai, kurie skamba visiškai skirtingai, ar ne? Čia apie 3 ženklius skaičius kalba, ten apie mokinius, kuriuos reikiuoju eilėje, bet sprendimas, logika absoliučiai ta pati. Tai va, aš turiu, reiškia, 60 būtų tai padaryti. Ir vėl galimas tas kombinatorinis būdas, ar ne, kur aš turiu 3 vietas. Į pirmą vietą renkuosi vieną iš 5 skaitmenų, 1, 3, 5, 7, 9. Kažkurį pasirinku, 5 daiktus galiu įdėti į pirmą vietą. Tai tą, kurį pasirinkau rinktis vėl negaliu, kadangi be skaitmenų pasikartojimo, ar ne. Į antrą vietą turiu 4 pasirinkimus, į trečią 3, na ir vėl sudauginęs gaunu 60 būtų. Tai arba šitas būdas, arba šitas. Abiem tikrai nereikia, vienas arba kitas. Na ir paskutiniai rinkiniai, apie kuriuos kalbėsim, yra deriniai. Tai šitie greičiausiai yra svarbiausi, dažniausiai pasitaikantys uždavinių sprendime. Tai yra elementų rinkiniai, kurie tarpusavyje skiriasi vienu ar daugiau elementų ir jų išdėstymo tvarka nėra svarbi. Tai matėt, gretiniai buvo tokie rinkiniai, kur tvarka yra svarbi, o deriniai yra tokie, kur tvarka nėra svarbi. Tai uždavinys visada sprendžiant yra labai svarbu nustatyti. Kaip matėt iš konteksto kartais, va šitam uždavinį, tiesiog iš konteksto turit suprasti, ar ne, kad 3 ženkliai skaičiai, todėl tvarka, kaip aš skaitmenis išdėliosiu, yra svarbi. Todėl gretiniai. Galbūt jeigu aš pasirinku, jeigu tarkim uždavinys panašus būtų, kur aš turiu tiesiog korteles su skaitmenim 1, 3, 5, 7, 9. Nu ir klausimas, pavyzdžiui, skambėtų taip. Kiek aš turiu būdų pasimti 3 korteles ir įmesti į maišą? Tai man nėra svarbu, ar aš pasirinkau kortelę 1, kortelę 5 ir kortelę 7 ir įmečiau į maišą. Ar aš pasirinkau kortelę 5, kortelę 1 ir kortelę 7 ir įmečiau į maišą. Rezultatas toks pats, ar ne? Aš turiu maišą, labai nemoku piešti, bet turiu maišą, kuriame yra kortelės su skaitmenim 1, 5 ir 7. Tai čia jau nebe gretiniai, jau šiuo atveju būtų deriniai. Tai iš konteksto jūs turite irgi išmokti atpažinti. Dabar deriniai yra žymimi raidė C ir deriniai, vėlgi, jeigu aš noriu pasirinkti K daiktų iš N daiktų, kai tvarka man nėra svarbi, tai žymiu C, K, N. Na ir formulė skaičiavimo yra jau truputėlį sudėtingesnė, N faktorialų dalinta K faktorialų kart N minus K faktorialų. Tai šiuo atveju galite pastebėti, kad čia panaši truputėlį formulė yra į gretinių, na ir iš tikrųjų jie yra susiję. Jei mes norim derinių CKN skaičiaus, tai aš galiu paimti gretinių AKN skaičių ir padalinti tiesiog iš K faktorialų. Na, paimkim pavyzdį. Keliais būdais galima pasirinkti ir į mėnulį išsiųsti 3 mokinius iš klasės, kurioje yra 5 mokiniai. Tai čia truputėlį galbūt primins tą uždavinį, kur prieš tai sprendėm, ar ne, kur buvo 5 mokiniai, pasirinkau 3 stačiau į eilę. Tik dabar aišku, natūralu, kad į mėnulį jeigu skrendam, tai skrendam 3, na ir nėra skirtumo, kuris ten pirmas įlips į raketą ir kuris antras, ar ne. Na kažkada buvo svarbu, kuris pirmas išlips, bet šiais laikais turbūt nelabai. Tai čia turim suprasti, ar ne, kad aš iš 5 daiktų, iš 5 mokinių renkuosi 3, bet tvarkos, man tvarka nėra svarbi. Tai čia vėlgi 2 būdai spręsti. Arba atpažįstu, kad tai yra derinys ir C53 iš 5 daiktų renkuosi 3. Pagal formulę matau, kad tai yra 5 faktorialų dalinta
3 faktorialų. Na ir 5 minus 3 faktorialų iš karto rašau 2 faktorialų, kad taupyt laiką. Tai šitą apsiskaičiuoju. Na, viršui bus 5 kart 4. Specialiai rašysiu kart 3 kart 2 kart 1, sutrumpinsiu 3 faktorialų, nes matau, apačioje yra 3 faktorialų. Na, 2 faktorialų yra tiesiog 2. 3 faktorialų man gražiai išsiprasina, o 4 su dvejetu išsiprasina, lieka 5 kart 2, matau, yra 10. Reiškia, aš turiu 10 būdų išsiųsti 3 mokinius į mėnulį. Iš 5. Tai matot, skiriasi truputėlį atsakymas, čia 10, kai kalbėjome apie įstatymą eilę, buvo 60. Bet tai čia yra natūralu. Jeigu aš iš tiek padaiktų renkuosi tiek padaiktų, jei man tvarka yra svarbi, jų bus tiesiog daugiau. Nes čia, pavyzdžiui, Antanas, Jonas ir Jurga, tai nėra Jurga, Antanas ir Jonas, ar ne? Tai kiekvienas toks išmaišymas, ta prasme, yra skirtingas būdas. O čia aš į tą tvarką jau nebekreipiu dėmesio, todėl tų būdų iš esmės yra mažiau. Nes aš sutapatinu būdą Antanas, Jurga, Jonas su būdu Jurga, Antanas, Jonas, su būdu Jonas, Antanas, Jurga ir taip toliau. Na, ta prasme, visus tuos išmaišymų žmonių trijų ar ten daiktų trijų aš sutapatinu į vieną, ne, man nesvarbu yra tvarka. Kitas būdas spręsti šitą uždavinį yra vėlgi kombinatorinė daugybos taisyklė. Tik šiuo atveju reikia truputėlį aišku pataisyti savo skaičiavimą, nes man tvarka nėra svarbi. Tai pradžia iš esmės panašiai, aš renkuosi 3 daiktus iš 5. Na tai, ką jau matėt prieš tai, aš į pirmą vietą turiu 5 pasirinkimus, į antrą 4, į trečią 3. Tik dabar, kadangi aš pasirinkau 3 daiktus iš tos pačios dėžutės, na ta prasme iš tų pačių 5 mokinių, tvarka man nėra svarbi, tai aš padalinu iš faktorialo tiek, kiek aš ten rinkausi daiktų. Tai šiuo atveju aš rinkausi 1, 2, 3 daiktus, tai šitą visą padalinu iš 3 faktorialų. Na tai gražiai be visų dėžučių parašius yra 5 kart 4 kart 3 dalinta iš 3 faktorialų. Na ir čia aišku vėlgi, jeigu paskaičiuosit, bus 10. Tai kai tvarka nėra svarbi, mes išdaliname iš faktorialą. Gerai, na ir 6 uždavinys irgi labai tipinis toks. Kiek galima sudaryti 3 ženklių seifo kodų už skaitmenų 1, 3, 5, 7 ir 9, jei visi kodo skaitmenys turi būti nuspaudžiami vienu metu. Tai uždavinys vėlgi panašus, specialiai panašus į tą su 3 ženkliais skaičiais. Tik dabar man aišku tvarka jau nebesvarbi. Nes, nėra skirtumo. Galit prisiminti, aišku, tas kodinės spynas, dar kai kur yra, ne kur kodinės laiptinės spynos yra, kur jūs tiesiog nuspaudžiat ten 3 skaitmenys arba 2 skaitmenys vienu metu. Bet tai nėra skirtumo, ten labai dažnas kodas būdavo 3-8, tai nėra skirtumo, ar jūs paspausit 3 ir tada 8, ar 8 ir tada 3. Tie 2 būdai yra identiški, vis tiek durys atsidarys. Tai čia kalba eina apie tą patį, aš turiu seifą ar ne kažkokį, kur yra vėlgi kodinė kažkokia spyna ir aš turiu nuspausti 3 vienu metu. Tvarka man nėra svarbi, atpažįstu, kad tai nėra svarbu, todėl tai bus jau deriniai. Derinių formulė, aš matau, yra kokia. Iš 5 skaitmenų aš renkuosi 3. Tai C3, 5. Na ir vėl skaičiuoju pagal formulę, 5 faktorialų, dalinta 3 faktorialų, 5 minus 3, 2 faktorialų. Na ir čia, jeigu neklystu, vėl tas pats bus 10. Reiškia, aš turiu 10 skirtingų kodų. Na, nelabai saugus seifas turbūt, ar ne, bet turiu 10 skirtingų galimų kodų tokiam seifui. Tai šiuo atveju vėlgi matot, uždavinys 5-6, jie visiškai apie ką kitą yra, ar ne, bet abudu atsakymą turi tą patį, logika ta pati. Iš 5 daiktų renkuosi 3, bet tvarka man nesvarbi. Galima vėlgi taip pačiai skaičiuoti šitą uždavinį, ar ne. Į pirmą kodo vietą aš turiu 5 pasirinkimus, į antrą kodo vietą turiu 4, į trečią turiu 3, tvarka nesvarbi, rinkausi 3 daiktus, dalinu iš 3 faktorialų. Va, tai tokie dalykai yra deriniai. Na, dabar paimkim čia, keli uždavinukai yra, kur jau tiesiog ne prie kažkurios temos, o ne prie kažkurio rinkinių tipo, tiesiog. Nes jūs, aišku, spręsdami uždavinius turėsite pažinti, kas tai yra per tipas rinkinį. Tai 7 uždavinys. Iš klasės, kurioje yra 16 mokinių, turi būti išrinktas klasės seniūnas ir 3 jo pavaduotojai. Keliais būdais galima tai padaryti. Na tai čia situacija kokia. Jūs turit klasę 16 mokinių ir renkat iš esmės 2 kategorijos žmonių. Renkat 1 klasės seniūną ir 3 pavaduotojus. Tai čia yra svarbu, kad tai yra 2 atskiros kategorijos. Ar ne? Aš renku 1 seniūną ir tada jau 3 pavaduotojus.
Tai galimas būdas ir kombinatorinis, ir pagal formulės. Jeigu su formulėm žaidžiu, tai mano sprendimas atrodys taip. Pasirinkti klasės seniūną aš turiu kiek būdų. Tai šitą kol kas ištrinu. Klasės seniūną pasirinkti kiek turiu būdų. Na, yra 16 mokinių galimų tapti seniūną, ar ne, aš renkausi vieną. Na tai čia apie tvarką kalbėti, jeigu aš renkausi vieną žmogų iš kažkiek, tai nėra aišku skirtumą. Na, nėra tikslo kalbėti apie tvarką, tai aš tiesiog C naudosiu derinius. Tai aš C1-16 turiu būdų pasirinkti klasės seniūną. Na ir tada renkuosi jo 3 pavaduotojus. Tai 3 pavaduotojai nėra atskirta, kad tai yra vienas pavaduotojas ten atsakingas už klasės tvarką, kitas ten už klasės švarą ar kažką. Jie visi yra 3, na, ta prasme, vienodi. Tai ar aš pasakysiu, Antanai, Jonukai ir Petriukai būkit pavaduotojai, ir aš pasakysiu Petriukai, Antanai ir Jonukai būkit pavaduotojai, man skirtumo nėra. Čia turit iš konteksto suprast, kad tvarka nesvarbi, todėl aš naudosiu derinių formulę. Dabar aišku svarbu atpažinti, iš kiek aš renkuosi kiek. Šiuo atveju buvo 16 mokinių, bet vienas jau yra parinktas seniūnu. Na, nėra pasakyta, bet aišku turbūt logiška, kad negali būti žmogus pats savo pavaduotojas, ar ne. Tai aš renkuosi jau tik iš 15, reiškia, apačioje rašau 15, ir renkuosi 3 žmonės, viršui bus 3. C315. Sandaugą čia parašiau net nemastydamas, bet tai yra dėl kombinatorinės taisyklės. Aš renkuosi vieną seniūną, turiu būdų tiek, ir renkuosi 3 pavaduotojus, būdų turiu tiek. Sandauga. Na ir šitą galima apskaičiuoti. Tai šiuo atveju, trumpinsiu tiesiog sprendimą, tai C1-16 žinau, kad yra 16, o čia bus 15 faktorialų, dalinta iš 3 faktorialų, kart 15 minus 3 yra 12 faktorialų. Faktorialai be to labai gražiai prasinasi, nes 15 faktorialų, 12 faktorialų, tai 15 faktorialų yra 15, 14, 13 kart 12 faktorialų. Tai štai turėdamas omeny tiesiog išprastinsiu. Tai viršui bus 15 kart 13. Nemoku skaičiuoti iš eilės. 14 ir 13, o apačioje 3 faktorialų tai yra 6. Na, čia vėl tai išsiprastina. Tai iš dvejeto galiu išprastinti bus 7 ir 3, iš trejeto bus 5. Na ir paimsim skaičiuotuvą. 16 kart 5 kart 7 kart 13. Jei viską gerai suvedžiau, bus 7280 būdų. Reiškia, išrinkti klasės seniūną ir 3 pavaduotojus jo yra 7280 būdų. Matot, skaičiai jau yra dideli, nors klasė atrodo maža ir renkam tik keli žmonės. Taipogi atkreipkite dėmesį į faktorialų skaičiavimą. Kai kurie skaičiuotuvai turi tiesiog funkciją apskaičiuotam tai raidei C, ten 3C15 jums apskaičiuos ir panašiai, kai kurie neturi. Tai, jeigu jūs skaičiuoja tokį dalyką kaip C, pavyzdžiui, 999 tūkstantis, tai jei skaičiuotuvas turi tokią funkciją, jums greičiausiai paskaičiuos ir parodys, kad atsakymas yra 1000, bet jeigu jūs tokios funkcijos neturit, turit skaičiuoti pagal formulę C 1000 faktorialu dalinta 999 faktorialu kart 1 faktorialu. Na ir jeigu jūs įrašysite į skaičiuotuvą skaičių tokį kaip 1000 faktorialu, tai skaičiuotuvas greičiausiai supyks ant jūsų, išmes erorą. Tai tokiais atvejais visada prasninkit ranką. Na čia supaprastinimas labai paprastas. Tai yra 1000 kart 999 faktorialu, apačioje 999 faktorialu. Išprastinam tą didžiulį skaičių, lieka tiesiog 1000. Tai prisiminkit, kad dažnai ranka yra tiesiog patogiau. Na, bet kokiu atveju mes to uždavinio atsakymą gavom. Galėjom, aišku, ir kitaip daryti. Galėjom pirmiausia rinkti pavaduotojus, tada seniūną. Skirtumo didelio nėra. Atsakymas turėtų gautis vis tiek tas pats. Tai kitaip galėjom pasirinkti pirmiausia 3 seniūnus iš 16 mokinių, kurie yra, tai C316. Na ir tada vieną seniūną iš likusių, kadangi 16 3 jau parinkau, tai 13 liko. Tai C113. Na tai šitą jeigu apskaičiuosi, čia bus 16 faktorialų, 3 faktorialų, 13 faktorialų kart 13. Taip, 16, 15, 14, 6 ir čia 13. Na ir čia jau turbūt matosi, kad 16, 15, 14, 13, 16, 15, 14, 13, apačioje 6. Nu tai aišku, gausis atsakymas tas pats, 7, 2, 80. Skirtumo nėra, kokia tvarka jūs renkat už žmonės. Kitas būdas yra tas naudojant tiesiog dėžutės, ar ne, kur galvoju, ką aš renkuosi ir kiek turiu būdų. Tai čia užtrinsiu truputėlį.
Tuo būdu atrodytų sprendimas šito uždavinio taip. Aš renkuosi, kaip pradžioje buvau nupaišęs, vieną seniūną ir 3 pavaduotojus. Vėl skirtumo apie ką jūs pradeda šnekėti nėra, ar seniūną ar pavaduotojus renkat pirmą. Na, aš paimsiu seniūną. Tai seniūną aš parinkti turiu 16 būdų. Tada pirmą pavaduotoją aš parinkti turiu 15 būdų, antrą pavaduotoją parinkti turiu 14 būdų, trečią pavaduotoją parinkti turiu 13 būdų, bet kadangi pavaduotojai tarpusavį, na, ta prasme, gali maišytis, nesvarbu kokia tvarka, o jie yra 3, tai aš tą skaičiavimą savo pavaduotojų padalinu iš 3 faktorialų. Na ir matau, aišku, atsakymas toksai pats gausis. Gerai, paimkim dar vieną pavyzdį. 8. Darbininkų brigadoje yra 10 žmonių. Iš jų vadovas turi paskirti 3 darbuotojus – dažyti sienoms ir 4 darbuotojus klostyti trinkelėms. Kai skirtingų būdų turi tai padaryti vadovas. Na tai vėl šiuo atveju mes renkamės iš 10 žmonių 3 dažyti sienas. Vėlgi nesvarbu, kokią tvarką aš pasirinksiu tuos 3 žmonės. Ir tada 4 dar kloti trinkelėm. Vėl kokią tvarką aš juos renkuosi, nėra skirtumo. Tai naudojant derinių formulę, aš iš 10 žmonių renkuosi pirmiausia 3 dažyti sienas ir tada iš likusių jau 7 renkuosi 4 dažyti, kloti trinkelės. Tai būdų turiu tiek. Vėl, jeigu noriu apskaičiuoti, 10 faktorialų dalintas 7 faktorialų kart 3 faktorialų kart 7 faktorialų dalinta 4 faktorialų kart 3 faktorialų. Na, čia matau man išsiprasins gražiai 7 faktorialų. Na, 10 faktorialų čia jau reiktų skaičiuoti. Taip, 10 kart 9 kart 8 kart 7 kart 6 kart 5 kart 4. Ne, gal 4 faktorialų parašysiu. Apačioje 3 faktorialų, 4 faktorialų, 3 faktorialų. Tai 4 faktorialų man gražiai išsiprasina. 3 faktorialų, aš žinau, yra 6, tai su 6 gražiai išprasina. O 3 faktorialų vėlgi yra 6, išprasinsiu su, pavyzdžiui, 8. Iš 2 bus 4 ir 3. Ir su 9 iš 3 bus 3. Tai matau, kad tai yra 10 kart 3 kart 4 kart 7 kart 5. Na ir tai yra, jeigu neklystu, 4200. Reiškia, tiek yra būdų paskirti darbuotojus atlikti darbus. Galima buvo, aišku, rinktis vėlgi pirmiausia tuos 4 darbuotojus, kurie klos trinkeles, ir tada 3 darbuotojus, kurie dažys sienas. Tai toks sprendimas atrodytų C40 kart C37. Atsakymas, aišku, nesikeis nuo to. Na, tas antras būdas tai padaryti yra vėlgi galvojant apie tai, kiek aš turiu būdų pasirinkti kiekvieną vietą žmogų. Tai mūsų atveju aš turiu ką? Aš turiu pasirinkti 3 darbuotojus, kurie dažo sienas ir 4 darbuotojus, kurie kloja trinkeles. Na, darbuotojus iš eilės pasirinkti aš turiu būdų 10, 9, 8, 7, 6, 5 ir 4. Na, tik tiek, kad aš tie žmonės, kurie kloja, dažo sienas, jie tarpusavį yra pakeičiami, tai dalinu iš 3 faktorialų, nes jie yra 3. Ir tie žmonės, kurie kloja trinkeles, tarpusavį yra pakeičiami 4 faktorialų. Na ir vėl apskaičiavau šitą. Na, jeigu nieko nepadariau klaidos, turėtų gautis tas pasisakymas. Tai va, toks uždavinys. Na ir paskutinis atrodo uždavinys, 9. Kiek skirtingų standartinių automobilių numerių galima sudaryti Lietuvoje, jei raidės yra parenkamos iš 23 skirtingų abėcėlės raidžių. Na, tai čia užrašiau iš tikrųjų mažiau informacijos nei turėčiau užrašyti, ar ne, bet na, aš tikiu, kad visi esate matę automobilį su numeriais. Tai numeriai Lietuvoje sudaromi kaip yra. Yra 3 raidės. Yra raidė. Na ir tada eina 3 skaičiai. Skaičius. Na tai, kad yra 23 skirtingos galimos raidės, tą aš jau jums duodu kaip informaciją. Na, skaičiai, kad skaitmenys rinkami 0, 1, 2, 3 ir taip toliau iki 9 žinot. Tai paskaičiavus yra iš viso 10 pasirinkimų skaičių. Na taip, galim pradėti galvoti. Dabar šiuo atveju, na žinot, numerių esat matę, kartotis raidės gali ir skaičiai gali kartotis. Tai nei vienas man iš tų iš esmės mano rinkinių netinka. Tai nėra nei greitinys, nei kėlinys, nei derinys. Tai šiuo atveju man tinkamiausias būdas spręsti šitam uždaviniui yra tiesiog kombinatorinės daugybos būdas, kur aš galvoju, kiek į kiekvieną vietą galiu pasirinkti
elementų, šiuo atveju raidžių arba skaičių. Tai numeris sudaromas kaip yra automobilio. Į pirmą vietą aš renkuosi raidę. 1 iš 23. Tai turiu 23 būdus tai padaryti. Dabar, kadangi čia pasikartojimai, vėlgi iš konteksto turėtų būti suprantama, kad pasikartojimai galimi, į antrą vietą aš jau pasirinkimų turiu ne 23, ne 22, o vėl 23. Man pasirinkimų skaičius nesumažėja. Dauginu vėl iš 23. Na ir taip pačiai vėlgi į trečią vietą aš vėl pasirinkliu 1 iš 23 raidžių. Nes tokie automobilio numeriai kaip ten AAA 111 yra galimi ir netgi labai populiarūs, ar ne? Tai šiuo atveju vėlgi turiu 23 būdus. Na, renkuosi skaičius. Tai skaičius aš vėl pasirinkti galiu 1 iš 10 skaitmenų, ar ne, 0, 1, 2, 3 ir taip toliau iki 9. Tai pirmą skaitmenį pasirinkti aš turiu 10 būdų. Vėl, tai, kad aš čia pasirinkau, pavyzdžiui, 7, man netrukdo vėl ten pasirinkti 7. Tai į antrą ir trečią vietas aš vėl turėsiu 10 ir 10 būdų. Na, tai Lietuvoje sudaryti standartinių automobilių numerių galima 23, kart 23, kart 23, kart 10, kart 10, kart 10. Paprašiau užrašius tai 23 kubų kart 10 kubų, arba 230 kubų, arba paskaičiavus su skaičiuotuvu, tai būtų 12 167 000. Na, tai žiūrint į Lietuvos populiaciją, turbūt dar gerokai ilgai užteks tų kombinacijų, jau nekalbant apie visas kitas ten vardinius numerius ir panašiai. Tai va, būtų tokie pavyzdžiai. Teisingai, turiu dar vieną. Pamiršau visai. Žiūrime į 10. Taip, viena dėžutė yra 10 sunumeruotų mėlynų rutuliukų, kitoje 12 sunumeruotų raudonų rutuliukų. Čia iš karto jums yra ženklas, kad jeigu daiktai yra sunumeruoti, tai jie vienas nuo kito skiriasi. Ar ne? Aš pakeisti vieną į kitą aš negaliu. Klausimas, kiek būdų turime į maišelį įsidėti 3 mėlynus ir 2 raudonus rutuliukus? Tai, na, čia šiuo atveju į maišelį, iš karto jums kontekstas aiškus koks. Nėra svarbu, kaip aš įsidėsiu. Ar aš paimsiu, pavyzdžiui, mėlyną rutuliuką su numeriuku 1, rutuliuką su numeriuku 6 ir rutuliuką su numeriuku, pavyzdžiui, 5, ir dar 2 raudonus, pavyzdžiui, numeriukus 1 ir 2. Ar aš įmesiu į tą patį, į tą maišelį, pavyzdžiui, tokia tvarka, kur įmesiu mėlyną 6, mėlyną 5, mėlyną 1, raudoną 9 ir raudoną 1. Skirtumo nėra. Maiše vis tiek yra mėlyni 1, 5, 6, raudoni 1, 2. Tai šiuo atveju suprantam, kad nėra skirtumo, kokia tvarka aš dėliosiu juos, todėl tai yra deriniai. Tik tiek, kad aš renkuosi iš 2 skirtingų dėžučių. Tai pirmus 3 elementus mėlynus rutuliukus renkuosi iš 10, o kitus 2 renkuosi iš 12. Na tai, naudojantis formulėm, sprendimas atrodytų taip. C310, kalba apie mėlynus. Pagal kombinatorinę daugybos taisyklę aš renkuosi dar 2 iš 12 raudonų. Tai C 212. Na, šitą skaičiuoju. Tai čia vėl turim 10 faktorialų, dalinta 3 faktorialų, kurt 7 faktorialų, kart 12 faktorialų, 10 faktorialų, 2 faktorialų. Išprasminus gražiai tuos faktorialus bus 10 kart 9 kart 8, dalinta 6, ten 12 kart 11, dalinta 2. Tai šiuo atveju 6 dvejetas yra 12, puikiai man su 12 susiprasina, matau 10, 8, 10, 9, 8, 11. 10, 9, 8 ir 11 man duoda 7920 būdų. Tai kadangi metu viską į maišiuką, ar ne, kokia tvarka aš tai padarau, man nėra svarbu. Vėl galimas būdas yra skaičiuoti tiesiogiai. Tai pirmą mėlyną rutuliuką, čia antras būdas. Mėlyną rutuliuką pirmą pasirinkti aš turiu 10 būdų, antrą 9, trečią 8. Tvarka, kokia aš pasirinkau tuos mėlynus, man nėra svarbi, kadangi aš jau sumesiu į maišą. Dalinu iš 3 faktorialų ir todėl sandaugą renkuosi dar 2 rutuliukus iš 12. Tai pirmą rutuliuką pasirinkti aš turiu 12 būdų, antrą 11 būdų ir dalinu iš 2 faktorialų, kadangi tvarka man nėra svarbi, kaip aš juos pasirinkau. Tai mato čia, turbūt matosi, kad šitas yra tas pats, kas čia. Atsiprašau. Todėl man atsakymas aišku gausis tas pats. Taip. Antra variacija to pačio uždavinio.
būtų 10-2, tai yra, kiek aš turiu būdų išdėlioti į eilę 3 mėlynus ir 2 raudonus rutuliukus. Na tai čia šiuo atveju neparašiau, bet aš turiu omeny, kad dėlioju pirmiausia 3 mėlynus, o tada 2 raudonus. Nes aišku, jeigu kalbu apie maišymus jų, raudonas mėlynas, tai tų būdų gerokai daugiau atsiranda. Tai kalbu ne apie tai, kalbu tiesiog eilė yra 3 mėlyni ir 2 raudoni. Tai šiuo atveju man, kadangi rutuliukai yra numeruoti, jau skirtumas yra, ar aš įdėsiu į pirmą vietą 5-tuką, pavyzdžiui, mėlyną, ir į antrą vietą 6-tuką mėlyną, ar atvirkščiai. Čia jau turėtumėte atpažinti gretinius, ar ne, aš renkuosi iš kažkiek, bet tvarka man jau svarbi jų. Tai čia šiuo atveju sprendimas naudojant gretinių formulę būtų A3, kadangi aš renkuosi iš 10 mėlynų, tai A3 10, 2 raudonus iš 12, tai A12 2, atsiprašau, A2 12. Na, šitą vėl galiu apskaičiuoti, tai čia dar paprasčiau skaičiuoti, yra 10 faktorialų dalinta, 10 minus 3 faktorialų yra 7 faktorialų, o čia yra 12 faktorialų dalinta 12 minus 2 yra 10 faktorialų. Labai gražiai čia suspręstina dešimtukai. 12 faktorialų, 7 faktorialų išsipręstins, liks 12 kart 11 kart 10 kart 9 kart 8. Na ir šitą apskaičiavus, aš gaunu 95 040. Kas aišku jau yra gerokai daugiau negu praeitas atsakymas 7920, kas vėlgi turėtų būti logiška. Jeigu aš kreipiu dėmesį į eiliškumą elementų, tai aišku tų būdų, kaip aš juos galiu išdėlioti, atsiranda daug daugiau. Ne? Na, šitą aišku galima spręsti vėlgi su santraukos būdu, tai šiuo atveju į pirmą vietą, į mėlyno rutuliuko pirmą vietą turiu pasirinkimų 10, į antrą 9, į trečią 8, na, į pirmą raudono rutuliuko vietą turiu 12 pasirinkimų, į antrą vietą 11. Tai čia matosi santrauka absoliučiai ta pati gaunasi, atsakymas vėl tas pats, bet tai yra jau kitas būdas spręsti. Taip, na ir dabar jau tikrai viskas. Tai va, tai šiandien tiek, ačiū už dėmesį.